Sveiki, mano mėlėjai. Šiandien noriu pristatyti jums ypatingą modelį. Dėl ko sakau, kad jis ypatingas? Todėl, kad tai yra man kol kas pats gražiausias triratis. Jis ne tik gražiausias, bet ir funkcionaliausias turbūt tarp visų triračių. Todėl, kad ne tik, kad turi daug vietų, kur atsisėsti, bet žinoma turi ir stogą. Ir ne šiaip stogą, kur būna kartais, kad tiesiog didelis toksai atrodo labai nei vietų, nei šio, bet puikiai integruotą stogą, kuris nei apkrauna dizaino prasme, nei šiaip iš savęs yra griozdiškas. Tai galėtumėm iš pat pradžių apžiūrėti, ką, ogi sėdimas vietas. Sėdimų vietų mes turim 3. Realiai 3 čia nepanaudosiu turbūt, bet jos yra. Tai pirmiausia, mes žiūrim, ką turim. Vieną didelį krėslą. Jis tikrai yra patogus, nes neturi kažkokio tai labai siaurumo didelio. Gerai sakau, siaurumo didelio neturi, bet turi mažą platumą. Tai yra ir kur rankom pasidėti, nes jeigu važiuosit be rankų, irgi kartais reikia taip daryti. Bet ir nugarai labai neblogai turi tą tokią atramą. Nemaža atrama, irgi plati. Taip. Vaizdo prasme viską matom iš čia sėdint. Dabar žiūrim toliau apie sėdimas vietas. Taip, turim mes šitą, kaip ir apkalbėjom, bet mes turim ne tik ją. Turim ir dar vieną vietą. O dar viena vieta yra skirta kam? Žinoma, visada vairuotojai, nes vairuotojai kenčia labiausiai. Tai vairuotojas sėdim vėl čia. Čia gali sėdėti kitas žmogus. Taip. O trečias kur? Mistika. Žinoma, jis gali čia anūkui, sakykime, atsisėsti. Ar net šiaip galbūt kažką norit pasidėti patogiai. Tai čia iki kelių metų anūks telptų. Įsivaizduoju, kokių 5 drąsiai. Gal net 7. Bet čia labai susispaudus turbūt reikėtų. Taip, o ką, o kas blogai? Tu telptum ten? Aš 7 metų anūks. Va, pažiūrėk, ko ne? Tai šiaip čia yra, aš vis tiek skaitau, kad tai yra 2 vietas. Reikal esant, kaip ir turim kur atsisėsti, bet jeigu net šito nebūtų, tai jau gali anūkas ir pastovėti blogiausiu atveju. Kartais 2 viečiai, jeigu jie iš savęs iškart 2 viečiai, jie turi labai dideli gaunasi ir tada toksai gaunasi šiek tiek gremėzdiškas pats triratis. Tai jeigu norit vienas važiuoti, tada viena ta tuščia vieta, tokia nei šis, nei tas. Tai čia gerai dėl to, kad jis transformuojasi. Čia aš manau labai gerai yra, jeigu tau nedažnai reikia kažką vežti, bet kartais reikia parsivežti iš kažkur pakeleivį. Tai šitas ir jis tada transformuosi. Kas dar gerai, kad jisai, kadangi yra ilgesnis, jisai turi tikrai neblogai apsaugotą ir po stogo esančią daiktadėžę. Daiktadėžė yra rakinama raktu, dėl to yra saugiau. Aišku, jeigu jau norės kažkas tai įsilaužti, tai yra čia plastikas, tai bet kada išdauž, bet jis yra nuo tokio greito. Bet jeigu sėdynę pastumsi atgal, tai jau tiesiog daugiau žingsnių reikės, kad kažkas atsitiktų, tai jau žinot, tas laikas, vis tiek jo nepaliksi ten kažkur per naktį stovėjimo aikštelį. Čia yra tik tais tam greitam į parduotuvėje. Jeigu apie saugumą pradėjom, tai kokiu dar turi saugumą? Saugumą, būtent. Jeigu jau apie saugumą kalbant ir jūs jeigu norėsit palikti kažkur šitą transporto priemonę, spaudžiam užrakinimą, supipsėjo. Ir tada kažkas, bet kas norėtų jį pajudinti, jis pradeda kaupti. Kas yra gerai, kad nėra tai, kad ne tik tais jo negalėsit nustumti, nes jis pradeda blokuotis ratai, bet net kokie nors, nežinau, vaikai su galvos pro šalį eidami patampyti kažką, jisai iš karto pradeda kaupti. Taip. Parodė, kaip ratai blokuoja. Ratai blokuojas. Gerai, užrakinu, ne? Ir stumiu. O. Aišku, nepamirškim, kad jisai vis tiek turi, kiek jisai sveria, nebeatsimenu, reikia pažiūrėti, gal 140 gal, bet ne, aš toj pasakysiu tiksliai, palaukit, 100 kg. Tai vienaip ar kitaip 100 kg dviese net nunešti galėtų, bet jau nuneš, garsiai, visi matys, taip toliau. Čia toksai apsauga labiau yra nuo bendro to, kad jūs pamatytumėt ir kad kiti žmonės pamatytų, kad tai vyksta. Taip. Toliau galim kalbėtis apie stogą. Yra viena iš galimybių, kur pas mus irgi galite įsigyti. Dabar tik tais neturiu kur parodyti, bet jie eina su tokiu tentu. Nes dažnai sako... Įdėsiu nuotrauką.
nes dažnai sako, kad lietus lyja ir gali vis tiek vienaip ar kitaip aplyti. Tai jeigu liūtisais, tai čia sėdint, žinoma, kad yra problemos, kad gali aplyti. Bet jeigu tai bus, sakykime, toks lietus, kuris važiuoja tiesiog jūs užklupo, jūs tikrai stipriai apsaugos. Bet jeigu norit visai apsisaugoti, yra tokie tentai, kurie čia prisilipina ir jie yra pilnai. Jūs galite visiškai padaryti uždarą. Tai ir jie permatomi yra, kaip stiklai atrodo. Tai dėl to tas variantas yra labai patogus tiem, kurie dažniau galbūt norės važinėti ir rudenį visą, gal net ir mūsų žiemą, kur yra tokia būna dažnai, kad nei sniego nebūna ir jūs pilnai galite jo naudotis. Bet vasarą, kas gerai, kadangi jis nėra pilnai uždaras, tai tau neprišyla, tai tu ir vasarą tada nešėti. Čia vasara ir gerai yra nuo saulės, kad nekepintų smegenų, nes iš tikrųjų šiaip. Bet čia matau, turi ir valytuvą. Taip, valytuvas, kadangi su stogu yra, palaukite, jungsim. Kadangi su stogu yra, reikia ir būtinai ir stiklą valyti. Pažiūrėkit. Matot? Ir aš jau viską matau. Tam, kad jaustumėte saugiai, jūs turite viską matyti, bet ne tik jūs, bet ir jūs turi matyti kiti. Tai dabar aš įjungiu ir aš matau ką. Čia yra šviesos, tik tais jeigu norit vieną, kaip gabaritą, vadinkim. Čia ilgosios šviesos. Ir dar mes neturim nieko. Galima įjungti šitą dar. Čia šitoks yra ledinis ūsas, jis labai gražiai atrodo. Ir žinoma, mes turim, tik tais aš surasiu, posūkius. Galit matyti, jūs galite matyti, kokį manevrą žadat atlikti. Taip. Garsinis signalas. Prašom parodyti gale. Gale irgi taip pat reaguoja nuo stabdžių. Ir taipogi galima įsijungti arba išjungti šviesas. Taip. Posūkį parodė, kaip dega. Posūkis kaip dega. Irgi. Per vidurį? Labai gražu. Super. Čia žiūrėk, numerių apšvietims. Taip. Jeigu apie važiuoklę įmant, tai čia yra stovi amortizatoriai tiek prieki, tiek gale. Galite atkreipti dėmesį, kad čia stovi ir pats priekis stovi. Tai iš viso realiai yra 4 amortizatoriai, nes prieki yra 2 kaip šakė. Tai dėl minkštumo, kaip jis sugers, sakyčiau, visai maloniai minkosi. Galima pasakyti tokį žodį, minkosi. Galimai. Taip, galimai. Taip. Skidelį galim prabėgti. Skidelis. O kam yra kojinis stabdis? Kojinis stabdis, kam sunku su ranką spausti. Lengviau yra pasispausti. Pavyzdžiui, šiaip sakykim, tos pusės stabdis yra būgninis, matot? Galas. Galas. Tai dėl to yra kartais, galbūt kažkam tai sunkiau. Bet su koja visada prispausit ir jisai veikia. O priekis yra hidraulika. Tai hidraulika, matot, turi visą skystį, matot, taip toliau, bet jisai minkštai spaudžiasi. Tai spaudžiat šitą ir šitą galit net abudu spausti. Ir jisai veikia. Dabar ką mes matom? Skidelis. Skidelis neįtikėtinai didelis. Šiaip nemažai tų triračių yra pas mus, kurie turėtų tokį didelį skidelį. Čia praktiškai vos ne lengvo automobilio skidelis. Standartinė informacija, ne kažkokia ypatinga, bet kad dega šviesos, koks yra jūsų voltažas, baterijos talpa, kiek yra pakrauta, čia kiek kilometrų esat privažiavę ir jūsų pasirinktas greitis. Tai reiškia, galima rinktis čia, žiūrėkit, vienetuką, tai reiškia, važiuosit apie 8 km per valandą, dvejetukas važiuosit apie 15 km per valandą, o trejetukas apie 25. Ką tai reiškia, kad bėgėsitės taip pat, bet jums bus nustatytas limitas, kur, pavyzdžiui, pradžioje jūs norėsit prisipratinti ir galėsit nusistatyti ties 8 ir važiuosit ramiai, nuspaudę iki dugno ir jis jums greičiau nevažiuos. Tai yra labai patogu. Taip. Ir greitai, aišku, matot, daugiau čia nieko jums kaip ir nereikia. Bet kas yra iš tikrųjų gražu, kad, pavyzdžiui, jeigu bus prieblanda, jis tikrai labai gražiai moderniai švies, tai aišku, gal mažas privalumas, bet tikrai malonu į tokį žiūrėti, nei į kažkokį tai senesnės kartos. Čia yra dar daug ką galima susidėti daiktam, pavyzdžiui, čia yra pasidėti tašį arba maišelį, pavyzdžiui, kad nenulėktų jums, jeigu čia pasistatysit, galit prisikabinti. Aišku, 2, tiek piniginiai galit telefonui arba šiaip kažkokį gėrimą pasidėti. Nepaminėjau, kad turėsim ir veidrodžius.
vat galit nusistatyti, matyti, labai patogu. Aišku, tokiu greičiu čia važiuojat, kad galima ir apsisukti, čia ne kažkokia tai tragedija, bet veidrodžiai tikrai padeda, kad galit numatyti kažkokius pavojus, ar, pavyzdžiui, net koks paspirtukas greičiau pro jūs lekia, jūs galit pamatyti. Tai veidrodėliai yra labai reikalingi. Tai vairas yra labai patogus, sakyčiau, jūs sėdit, nėra, kad kažkur tai žemai ar per aukštai, sėdit tiesiai ir beveik jūsų rankos eina jūsų pečių lygį. Nu, ne visai, bet maždaug maloniai, labai sakyčiau, kaip kokiam čioperiai. Šiaip, kuom triratis yra geriau keturračių, ne tai, kad geriau, bet jo pranašumas yra, kad jis yra šiaip manevringesnis. Jeigu norit kažkur tai tilpti, jo susukamumas yra gerokai didesnis. Tai aplink savo ašį, jeigu matot, apsisuku, praktiškai labai mažoje erdvėje, ar ne? Nepamirškit, kad jie skamba visi, kai važiuojat atbulom, tam, kad pranešti kitiem, tai jau stenkitės kuo mažiau atbulom važiuoti. Bet taip, jis turi atbulinį bėgį, tai yra labai patogu privažiuoti, kažkur pastatyti. Ir šiaip patogiau yra išvažiuoti, paskui kažkur tai pasistačius. Pabandykim dabar šiaip, kaip jis atrodo greityje. Dabar tokį turiu eksperimentą, kurio geriau nedaryt, bet aš įsivaizduoju, kad jums tikrai įdomu. Ar šitą triratį lengva apversti? Nes mums saugumas yra svarbiausia. Pabandykim. Šiaip taip pasakysiu. Jeigu va taip laušit, labai turi taip atsargiai irgi mąstyti, nes jeigu va sėdėsit čia, matot, aš galiu pakelti jį. Tai apversti yra sunku, bet turit vis tiek mąstyti, kadangi tai yra ant 3 ratų. Kai sukat į kairę ar į dešinę, turit savo svorį permesti kitą pusę, tam, kad šiek tiek prisilaikyti. Ir aišku, primažinti greitį, o lėtai važiuojant niekas dar neapvirto. Taigi, šį triratį ir kitus jūs rasite pas mus specializuotam elektrinio transporto parduotuvėse. Tai reiškia, kad Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune. Taipogi, nepamirškit, kad mes pristatome visoje Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Tai jeigu jūs esate iš bet kurio krašto, skambinkit, susisieksit ir mes pristatysim.